Svarbiausiai tie, kurie beveik daugiausiai yra žaidę iš visos šitos rikiuotės. Ir rikiuotė ateina paskutiniai ir Kęstučiui dėl jų reikia pradėti skaičiuotis naują. Кого ебет чужое горе? Po du stojam, ne po tris. Nebijok, turėk drąsos prie kažkur atsistoti. Dar du ateina Kęstas. Čia atvažiuoja medikai. Jo, matau. Turėsim mediciną. Tyrimas tokia. Dar du atėjo. 91, jeigu gerai suskaičiavau. 93. Jo. Vėliau padės mano telefonas kažkur. Tai jeigu gerai suskaičiavom 93 žaidėjai šiandien susirinko į Patrioto žaidimą. Nežinau, kol brolis vaikšto, tai noriu visus pasveikinti su puikiu oru, gerom galimybėm pradėti žaidimus, judėti, sportuoti, pramogauti ir turėti gerą laiką. Tradiciškai norėčiau visų paprašyti žaisti sąžiningai. Pataikė, yra pataikymas, vadinasi keliat rankas, traukiat liemenės, keliaujat į neutralias vietas, mediko taisyklė galioja, medikai bus, raiščiai bus, yra neutraliuose vietose. Ką norėčiau visų paprašyti žaisti sąžiningai, garbingai, kad nebūtų ten kažkokių pataikė, nepataikė. Jeigu radot kažkokius moklaudus, tie, kurie užduoda klausimus, ten pataikė, nepataikė, vadinasi, reikia šaudyti tol, kol nekyla klausimų. Skauda, vadinasi, visi jaučia, visi žino. Kitas yra dalykas, naudojat visi ten liemenės, visokias iškrovos ir ten dar, kaip jas ten bepavadinsi, gali būti, kad žmogus iš tikrųjų ir nepajautė, kada jūs pataikėt, vadinasi, šaudom tol, kol nekyla klausimų. Jeigu asmuo eina iš žaidimo nepakėlęs rankų, neištraukęs liemenės, vadinasi, jis yra žaidime. Ane? Atsitiko taip, kad pametėt liemenę, raištį, ten neturit kažkokio tai ženklo, kad jūs esat nukautas, vadinasi, visi turi suprasti, kad yra ginklas, rankos iškeltos ir tikrai žmogus yra nukautas, vadinasi, jisai išeina iš žaidimo, ne? Tai gali būti ir tokia situacija. Jeigu nėra skiriamųjų ženklų, vadinasi, jūs esat žaidime ir jūs šaudys tol, kol jūs iškelsit rankas, kad nekiltų ateity klausimų. Ką norėčiau visų paprašyti, pasižiūrėti po kojom, kad nebūtų traumų, nelaimingų atsitikimų. Sporto teritorijoje yra galimybė paslyst, nukrist, yra aukštų pastatų, nuo kurių gali nukrist. Žiūrėkit, stebėkit ženklus, neskubėkit, atvažiavot pailsėti, atvažiavot gerai praleisti laiką, atvažiavot pramogauti, kad nebūtų ten traumų, nelaimingų atsitikimų kažkokių. Tie, kas bijo, kas negali, kas bijo rizikuoti ir bijo kažkokio tai skausmo, nes pataikymas kamuoliukų gali sukelti skausmą, tai iš karto galiu pasakyti, galit nežaisti, kad nebūtų paskui ateity kažkokių problemų. Tai jo, tai dabar, kad brolis daugmaž viską papasakojo, įsitraukit visi signalinės liemenės ir paruoškit ginklus patikrinimui. Tai savo lokys praeis peržiūrės, tiem, kam kažkokių klausimų ar trūksta, ar ko, tai mes pasiruošę jums padėti, mes paskojame liemenės, ten dar kažką suprantat. Tai va, viskas daroma jūsų pačių saugumui, kad netyčia nelaiminėsite. O po to iškilmės apdovanojimas. Kartą pasiimkit ginklus į rikiuotę, prašau. Next time gun Kodėl to nebuvai?
Aš va čia žiūriu, suprantat, pusė rikiuotės praėjo, lokys neturi prie ko prisikabinti. Turi! Nuliūdino mane, baisiai Nu nuliūdino. turi! Aš kai eidavau į mokyklą, tai jeigu aš paruošdavau visas pamokas, tai būdavau nepakūręs. Turėdavau 55% pamokų neparuošti. Tai tada jausdavausi gerai. O dabar jau į pabaigą. Nu tai kviesim kažką, aiškinsimės, kad žmogus moka rašyti ar nemoka. Tai čia kol kontrolė vyksta, tai visiems noriu pasakyti, kad mes turim paramediką Audrių, va ten su barzdais, tai jisai yra lesbietis, ta moteris patinka, tai va tenai, jo niekas nepagydo nuo tos ligos kaip ir mane. Du generolai, Arvydas ir Tomas. Tomas va fotografuoja, Arvydas laukia stebi jūs iš toli. Ką čia dar galiu pasakyti? Pas mus nieks nesikeičia, galioja mediko taisyklė, tai reiškia, per 1,5 minutės su tikrų turniketų arba tikrų žydiškų bintų jūs gali pagydyti. Per tą 1,5 minutės užšaudyti negalit, bet galit pasitraukti šūvio linijos ir kviestis bet kaip, kad ateitų jūs pagydyti, patys savęs pasigydyti negalit. Kalbėti, rėkaut, dūsaut, viską galit daryti. Po to kas čia daugiau. Dėl spalvų melavimo. Jo, tai ta prasme, Primenam. visiems aiškinam paprastai, galbūt kažkas iš kitų klubų atvažiavę žaisti. Legione mes simuliuojam karą, suprantat, o tą tokį šlykščių žodį karą. Tai reiškia, jeigu yra šansas, tu gali nušauti žmogų per plyšį, per milimetrą, per kiek nori. Svarbiausia yra ginklo greitis, kamoliuko greitis, suprantat. Tai reiškia, jeigu pasu žalias, tai reiškia, jūs patalpose galite žaisti full auto, saugus atstumas 5 metrai. Nu, čia turiu, jeigu žalias lipdukas, suprantat. Jeigu ten geltonas, tai vėl atstumas ten 15 metrų, pastatuose pavieniai šūviai. Tai va, tai tų taisyklių turit laikyti, suprantat. Mes esam pusiau iškrypėlių klubas, suprantat, leidžiam vartoti alkoholį iki 0,3. Jums važiuot galima iki 0,4 į Pešos lauką ar ten dar kažko, o mes regione esam kažkokį netokio tai reiškia iki 0,3 galime. Turim sertifikuotą alkotesterį, kas 2 metus tikrinam, kiek ten jisai tos paklaidas rodo, suprantat, atitinka viską. Tai pamatėt kažkas, tai jau ribas peržengė, tai susisiekėt su mumi, 8 kanalas ir mes ateinam prapučiam ir, ta prasme, jeigu ką, tas žmogus ateina mums padėti maistą gaminti. Šiandien troškinys ir auginti kopūstai su pigia Norfos mėsa. Raimi, dėl spalvų melavimo, primink. Dėl spalvų melavimo, tai ką tau priminti? Žmonės nekartą yra susiginčyje, jeigu paklausė, spalva pas tave kokią, nematydami priešo, geltona ar mėlyna. Ta prasme, jūs darykit, ką nori, suprantat. Man jokio skirtumo, suprantat. Ne, yra tiesiog kilę ginčų nekartą ir viskas. Gali pasakyti taip, kad šiandien yra mūsų kontrolinis skaičius 5. Tai reiškia, savo sako, tu žalias, 2. Jeigu atsakymas 3, tai reiškia savas. Jeigu atsakymas 9, tai reiškia priešas. Nu, tai va, tai mes simuliuojam karą, tai jūs ten kartytas, kaip jūs tave padinsit. Jo. Geriausia. Taip, kad spalvas meluoti galima. Jo.
Plytas mėtyt galim. Ne. Plytų mėtyti negalima. Granatų pirotechninių mėtyti negalima, to negalima, prie moterų priekabiauti negalima, nebent jeigu jos pačios nori, prašo ir tai nesakyti. Tai va, dabar... Kaip? Su vyrais. Su vyrais galima, su vaikais ne. Ateik, pupulė! Gali tada užėti kažkokį tai požemį kur nors, kur šiltesnis arba ateik va čia kompresorinę paskolį. Tai gerai, tai dabar iš tikrųjų apsivertė čia viskas iš kitos pusės, suprantat, tai norime įteikti žmonėm, kurie užsitarnavo apdovanojimus, kaip Gediminas Girčys. O! Čia jeigu ką, yra tokio parazito Algio sūnus, suprantat, dėl kurio atsirado šitie visi ženklai. Aš čia Latvijam pasakau, suprantat, mes padarėm 3 ženklus, galvojau, nieks neatvažiuos, niekam jų nereikės, suprantat. O toks Algis, va, jisai va čia stovi, atvažiuoja ir atvažiuoja, suprantat. Tada pažįstamui tokiam Petrusevičiui sakau, nu sukurk dar tos kryžius, suprantat, nu reikia kažką daryti. Nu tada sukuria dar tos kryžius, o Algis vis atvažiuoja. Dar va šito žmogučio nebuvo gimusio, suprantat. Po to įteikėm Algiui pirmam auksinį tą patrioto kryžių, jis vėl atvažiuoja, nu ir Algis sako, kada. Nu tai va, tai dabar, kai žmogui mes uždedam ant kaklo vyčio ženklą, ta prasme su raudona juosta. Tada jisai Algis patampa. Jo, tada jis patampa Algis ir dėka Algio atsirado 39 kovos, suprantat. 39 mūšiuose turi prakovot, kad tą kryžių turėt. Tai va, čia jo atžala. Eik tėčiu pėdom. Sėkmės. Gerai, patrioto kryžius Giedrė Kamelienė. Patrioto ženklas. Bevardis. Bevardis. Kas rašyt nemoka, kelkit ranką! Kas buvo paimta kortelė? O, tu Dieve. Rimtai pirmą kartą. Viliau, jeigu gali, tu šiandien. Yra. Tikrinam, ar moka rašyti jisai. Dar panašu, gal kokioj kariuomeniai tarnauja. A, ne? Ne? Tai Dominikai sveikit. Dominikas, jo vardas, rašyt moka, pasirodo, viską. Всё. Tušinuko neturėjo. Gerai, žiūrėk.